Per šventes vieni tautiečiai renkasi griebtis taurelės vyno, šampano ar kitų svaigiųjų gėrimų, o kiti švenčia visiškai blaiviai. Grūdinasi, šoka į šaltą ežerą tiek per Kalėdas, tiek ir per naujuosius metus. Kai kurie sveikuoliai pasakoja, kad alkoholio nevartoja net 10 metų, o maudynės šaltame vandenyje jiems suteikia žvalumo, stiprina imunitetą. O kiti gyventojai pasakoja, kad alkoholio nevengs, bet vartos jį saikingai. Tai ragina daryti ir policija. Esą daugiau nei pusė eismo įvykių per šventes sukelia girti vairuotojai. Taip pat per šventes netrūksta ir išgėrusių smurtininkų. Vilniuje susirinkusių sveikuolių 9 metų Arūnas nelaukia. Žygiuoja į ežerą. Ir nors ledų aplink nematyti, vanduo šaltas, vos 4 laipsnių. Tačiau judriam berniukui tai nemotais. Nedirgina kojyčias? Ne. Jau pripratęs? Jo 5 metus jau maudaus. Na, o po 9-mečiai vandenį plūsta būrys sveikuolių. Vieni pasipuošia kalėdinėmis kepurėlėmis, o kitiems toks įlindimas į ežerą pirmasis. Štai taip Brazilas su savo mergina paslėpia galvas panėrę po šaltu vandeniu. Mano visas kūnas dilgčioja, pėdas skauda labiausiai, ten šalčiausia. Nesu pratęs prie tokio dalyko, labai intensyvus jausmas. Sveikuoliai sako, kad maudymas šaltame vandenyje jiems suteikia žvalumo, jaučia, kad stiprėja imunitetas. Taip pat sveikuoliai sako, kad į vandenį šoka per visas šventes. Tai jų alternatyva alkoholio vartojimui. Nejaučiu nei rankų, nei kojų. Visiškai? Ne, ant tiek gerai, kad nejaučiu nieko. Perėjau tą blaivininkų pusę. Kiek jau? Sveikųjų gyvenimo. Žinau, metai, pusantru. Pasaulis nusidažo kitom spalvom, kaip sakoma. Čia vadinamės mamų meditacija. Jau nevartoju 10 metų alkoholio, aš asmeniškai, tai... O kodėl nusprendėte? Dėl sveikatos. Aš esu blaivininkas. Nepatogu tarp draugų, kurie geriantis, bet laikui bėgant supratau, kad ne kažkam bandau įtikti. Tiesiog geriau pasijausti pačiam. Pasak Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidento, per šventes nardyti susirenka žmonės iš visos Lietuvos. Simonas pasakoja, kad jau seniai pats nevartoja alkoholio, o kiti prisijungia prie sveikuolių taip pat nustoja gerti svaigiuosius gėrimus. Būna bloga, kad ten vėmi, atsiprašant, jau ten žaliai. Man tai yra buvę ne kartą, aš ten jau gerdavau, tai gerdavau. Jeigu maudosi metus, 2 metus, jie su šitą kompaniją būdami, jie kažkaip tai pradeda, žiūrėk, sako, aš jau pradėjau kažkaip tai nebevartoti, atsisakiau kelis metus. O gyventojai sako, kad žada pakelti taureles švenčių metu. Kukliai prie šampanų. Pas mus tai daugiausiai vynas turbūt. Kuo toliau, tuo saikingiau. Gal su amžium tiesiog, bet buvom jaunesni, daugiau pavartodavom. Su burbuliukais 12 valandą iššaunam. Negeriu šampano. Šampanas yra lytinio organo džiovinimas. Smagiai su draugais, nuo gimtadienio sausio 1. Bet vis tiek šampano ar vyno ar kažko pakelsim. Taip, taip. Policijos duomenimis pernai per kūčias ir Kalėdas įvyko virš 20 eismo įvykių. 3 iš jų sukėlė girti vairuotojai. Jų metu 4 žmonės žuvo, 29 buvo sužeisti. O per naujųjų metų šventinį savaitgalį pernai užfiksuoti 228 eismo įvykiai. Žuvo 3 žmonės, 24 sužeisti. Palyginimui užpernai eismo įvykių buvo mažiau, virš 180. Iš viso keliuose per šventes 2023 žuvo 7 žmonės, o 2022 2. Tikrai įvykių daugiau negu pusė įvyksta dėl to, kad žmonės būna apsvaigę arba nuo alkoholio, arba nuo kitų kažkokių medžiagų. To turbūt po kelių dienų turbūt tas protelis pasimaišo žmonėms ir tikrai jie pradeda daryti tokius dalykus, ko turbūt blaivėme stovėje nedaryti. O per kūčias ir Kalėdas policija pernai užregistravo virš 700 smurto artimoje aplinkoje atvejų. O naujųjų metų savaitgalį 2023 metais registruota beveik 900 tokių pranešimų. Kai kalbant apie smurtą artimoje aplinkoje, tai tikrai kokių 70–80% asmenų, kurie smurtauja, yra neblaivus. Promilės yra pakankamai įspūdingos. Ne pusė promilės tikrai, bet 2, 3, 4 arba dar daugiau. Todėl policija ragina gyventojus vengti alkoholio vartojimo. Jei reikia sėsti prie vairo, tai daryti blaiviems, laikytis kelių eismo taisyklių ir būti atsakingais, rūpintis savo bei kitų žmonių saugumu. Kalėdinę nuotaiką turi pajusti ir